Architektas, grupės Antis lyderis ir dainininkas, vienas iš Lietuvos sąjūdžio iniciatorių Algirdas Kaušpėdas dar 1989 metais roko maršui per Lietuvą skirtoje dainoje Lietuvos valstybė dainavo. Lietuvos valstybė, pasaulio Lietuva. Prieš beveik 30 metų roko maršui parašėm tokią dainą pas Lietuvos valstybė. Ir ten priedainio gale yra tokie žodžiai. Lietuvos valstybė, brūkšnys, pasaulio Lietuva. Ką aš ten galvojau, neatsimenu, kodėl tai pasaulio Lietuva. O dabar, pranašiški žodžiai, iš tikrųjų, Lietuvos valstybė įgauna visiškai kitą pavydalą. Ir pasaulio Lietuva yra kažkas naujo, kažkas tai visiškai neįtikėtino, kas mums jau nutinka. Pasak grupės Antis lyderio, pasaulio Lietuva jam atrodo labai poetiškas pavadinimas, reiškiantis tai, kad Lietuva yra atvira pasaulio valstybė, priklauso pasauliui, o jei dar paprasčiau, Lietuva gyvena kartu su pasauliu po vieną saulę. Aš kalbu apie tai, kad dabar mes turim padaryti tokią, kokybinį šuolį. Kiekvieno mūsų asmeniškai ir tautos. Ir visus, kurie yra pasaulyje, pamatyti kaip savo vienos valstybės, vienos tautos bendrapiliečius. Koks skirtumas, kurie gyvena. Bičiuliai, 21 amžius, komunikacijos, aš jums neaiškinsiu. Mes turime tokį mažą tą gaublį, gyvenam kur norim, bet turim būti lietuviai. Turim visi kartu sugyventi. Ir dabar kalbama apie pasaulio Lietuvą, ne apie kažkokią tai rezervaciją, kuri vadinasi Lietuva, kad čia mes kažko bijom, kažkas čia nustatą, kitą ką persekioja, bet apie pasaulio Lietuvą. Už jaunimo patriotizmo skatinimą apdovanotas Algirdas Kaušpėdas tiki, kad kuo daugiau būsime pasaulyje, tuo daugiau pasaulio bus Lietuvoje ir ragina nebijoti globalizacijos, kuri pasak žinomo visuomenės veikėjo yra greičiau galimybė negu grėsmė. Bet su viena sąlyga, jei išliksime savimi. Lietuviai pakeldami savo asmeninę kokybę ir susivienydami ir kurdami didžiulius tokius lyderystės projektus, jie palaipsniui taps paprasčiausiai nepaprastai įdomi, nepaprastai puošianti pasaulį tauta. Mes norime padovanoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui lietuvių žygį apie pasaulį. Iš tikrųjų bus unikali kelionė, kur keliausime 3 metus. Vidury tų metų pradėsim 16 metais, baigsim 19 metais. Ir kažkur tai Ekvadore turėtume vasario 16-18 metų sutikti. Ką mes norime pasakyti šito žygiu? Kad mes galim, kad pasaulis yra mūsų, kad mūsų, kaip sakant, gyvenimo erdvė arba žaidimo aikštelė yra visas pasaulis. Ir mes važiuosime su Vyčio ženklu ir mes galvojame, kad ta kelionė, kurią mes čia planuojam, ji bus ir iš vienos pusės nepaprastai įvairi ir sunki savo tą fizinę pusę, bet ir sutelkinti visą pasaulio Lietuvą apie Vyties ženklą ir tą dvasinę prasme. Taip, kad mes bandysime ir dar trečią tokį uždavinį, kad važiuodami tiesiog skleisti sugyvenimo idėją, taikos idėją tarp žmonių. Mes kalbėsime nebūtinai su lietuviais, bet su visais žmonėm. Ir sakysime, kad nėra čia ko mums per daug. Mes turime vienas kitą priimti, vienas kito filosofiją, gyvenimo požiūrį į gyvenimą priimti. Ir tai yra įmanoma, bet žmonės mažai kalbasi, jie per daug užsifiksavę ant savo kažkokių tai filosofijų, religijų. Ir tokia nedidelė tauta kaip mes galim lyderiauti pasauliui ir parodyti gerą pavyzdį ir ne tik tai lietuvius suvienyti, bet suvienyti visą pasaulį.
Tai va, yra tokia mano vizija, svajonė, poetinė, galima sakyti, tokia misija, kurią aš matau. Ir tiesiog pasaulis yra toks, kokį mes jį matome. Man pasaulis taip atrodo. Galima tapatybę aplamai sulyginti su medžiu. Medis turi savo šaknis, tai tas šaknų visa sistema tai yra mūsų istorija, mūsų istorinė atmintis, tai yra tai, ką mes gavome iš savo protėvių. Medis turi liemenį, tai yra tai, kas mes esame dabar. Tai yra liemuo tvirtas, ar liemuo yra įskilęs, ar liemuo yra drūtas, ar jisai yra pakankamai lankstus, galintis, reiškia, bet kokias audras atlaikyti. Tai yra mūsų dabartinės tapatybės lygmuo. Ir ateitis arba tai, į ką mes einame, mes būtinai turėtume turėti viziją. Tai yra vainikas su vaisiais, kuriame auga mūsų ateitis, kurią mes projektuojame, kurią mes matome ir kurią mes turime. Reikia suprasti, kad tapatybė yra kūrybos objektas. Ne vien praeitis, bet tai yra ir ateitis. Tapsme, kad mes esam čia ir dabar ir mes visą laiką tą tapatybę formuojame, suprasdami, priimdami tai, ką gavome ir projektuodami tai, kas bus.